Įsivaizduokite žemę be žmonių, be augalų, be gyvūnų. Vien tik akmenys, debesys, smėlis ir vanduo. Mokslininkų paskaičiavimais maždaug 2050 metais mes išnaudosime žemės resursus. Sunaikinsime augmeniją, gyvūnus ir galiausiai patys save. Prieš jūsų akis liūdna prognozė, kurią mes bandome pakeisti. Lietuvos žemės ūkio universitetas įkurtas dar 1924 metais. Kiekvienas savo darbais, žodžiais ir poelgiais kuriame aplinką, kurioje gyvename, įgyvendiname savo idėjas. Mūsų uždavinys kurti tokią aplinką, kurioje žmogus jaustųsi saugus, kurioje žemė, miškas, vanduo yra saugomi. Universiteto misijoje akcentuojama ilgalaikiam šalies ūkio augimui būtinos žemės, miško ir vandens tausojimo žinių ir patirties sklaida. Universiteto vizija – Europos universitetų šeimos visateisės narys ir lygiavertis partneris, tarptautiniu mastu pripažintas biomedicinos, technologijų ir socialinių mokslų bei studijų skirtų kaimo plėtrai kompetencijos centras. Mes pasisakome už kaimo išsaugomą ir plėtrą, rekreacinių erdvių kūrimą. Tikime, kad kaimas yra svarbi ir neatsiejama šalies bei kiekvieno jos regiono ekonominio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo dalis. Todėl rengime tokius specialistus, kurie žemės ūkio kaimą veda greta modernėjančių technologijų, mokslo bei verslo pažangos. Šiuo metu universitetas rengia per 7000 būsimųjų biomedicinos, technologijų ir socialinių mokslų specialistų. Kiekvienas bendruomenės narys ugdomas remiantis universiteto vertybėmis – novatoriškumu, atvirumu, kokybė, profesionalumu ir nuolatiniu mokymusi, taip pat ir akademinėmis vertybėmis – teisingumu, sąžiningumu, pagarba žmogui ir gamtai, tolerancija, mokslinė bei pilietinė atsakomybė. Mes tikime, kad tik atsakingas, sąžiningas ir laisvas žmogus saugos aplinką. Žemei reikia globos, mes čia tam, kad jai padėtume. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Suvokiame žemės išteklių ribotumą, todėl studijas tiesiogiai siejame su tausojančiu gamtos išteklių naudojimu. Aprėpėme net 10 studijų krypčių tiesiogiai susijusių su kaimo plėtra, administravimu, žemės ir miškų ūkiu. Žinias studentai tobulina universiteto bibliotekoje, kurioje saugoma apie 500 000 leidinių. Neapsiribuojama vien tradicinių spausdintų formų dokumentų kaupimu. Atsižvelgiant į pakitusius skaitytojų poreikius ir komplektavimo galimybes, vis daugiau dėmesio skiriama informacijos šaltiniams elektroninėse laikmenose. Mūsų absolventai savo darbų turi parengti palankę dirbą kaimo plėtrai, žemės ūkio modernizavimui ir ekologizavimui, kaimo ekonominių ir socialinių problemų sprendimui, pagaliau vykstančių kaime pokyčių kryptingam suvaldymui. Dauguma mūsų absolventų dirba ten, kur yra kuriami kaimo plėtrai būtini žmogiškieji, techniniai, biologiniai ir organizaciniai veiksniai, rūpinamasi šių veiksnių efektyvių diegimu. Jų darbo vietos – mokslo, mokymo ir konsultavimo įstaigos, aplinkosaugos, žemėtvarkos, vandentvarkos, projektavimo, aplinkos vertinimo ir ekspertizės įmonės ir kitos panašaus pobūdžio institucijos. Jeigu ieškai darbo pagal specialybę, tai tikrai yra praverčia ir gali tobulintis, ryšiai su universiteto profesūra, su dėstytojais išliko, bet kada gali kreiptis pagalbos. Visuomenė keičiasi. Atsižvelgdami į tai keičiamės ir mes aukštojo mokslo sistemą ir tyrimus pritaikydami prie kintančių visuomenės poreikių. Mes stengiamės užtikrinti mokslo žinių pažangą, pagarbą mokslinių tyrimų ir studijų laisvei. Pritarėme didžiajai universitetų chartijai ir Bolonijos deklaracijai. Dalyvaujame tarptautinėse studentų dėstytojų mainų mokslinių tyrimų programuose. Siekiame būti patrauklų šalies ir užsienio studentams, jaustis lygiaverčių partnerių Europos ir pasaulio universitetų šeimoje. Lietuvos žemės ūkio universitetas bendradarbiauja su daugiau kaip 50 užsienio šalių aukštųjų mokyklų. Dalyvauja ES Sokratės Erasmus, Šiaurės ir Baltijos šalių žemės ūkio universitetų Novo tinklo, Leonardo da Vinčio, ES 6 bendroje mokslinių tyrimų programuose. Globalizacija, pokyčiai visuomenėje, ekonomikos dėsniai, įtampa – tai iššūkiai, su kuriais nuolat susidurime. Dėl jų mes skubame, nebemokame sustoti ir susimastyti, kas mes. Suprantame, kokie svarbi žmogui praeitis ir šaknys. Žinodami tai, kas buvo, lengviau suprasime, kuo esame dabartinėme pasaulyje. Kultūrinio paveldo perdavimas mūsų tikslas. Suvokdami savojo krašto kultūros bei tradicijų svarbą, visą tai stengiamės perduoti savo studentams.
Be sėjos klumpių ir kaimo kapelos ūkininkas instrumentų neapsieina nei respublikinės dainų bei šokių šventės, nei Baltijos studentų dainų ir šokių festivalis Gaudiamus. Žaismingai šokiais mūsiškiai neduoda ramybės ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Universiteto choras daina Seniausias Lietuvos choras pasirodęs pirmojoje Lietuvos dainų šventėje 1924 metais. Studentų teatras Jovaras, kurio repertuare didelio pasisekimo sulaukusios komedijos, dramos, poezijos skaitimai, kasmet džiugina žiūrovus ne tik spektaklių premjeromis, bet ir nuotaikingais pasirodymais įvairių švenčių progomis. Studentai atėję į paslaptingą teatro pasaulį mokosi atrasti, kurti, pasitikėti savimi. Atėjęs čia neišvengiamai išeisi kitoks. Ir žinoma, fizinis lavinimas. Lietuvos žemės ūkio universiteto studentai ambicingai kovoja dėl pergalių stipriausioje Europoje Lietuvos studentų krepšinio lygoje. Laisvalaikis neapsieina be jaunatviškų šėlionių ir vakarėlių. Lietuvos žemės ūkio universitetas.